Sveiki. Sveikinu visus prisijungus prie Data Academy kursų ir netrukus pradėsim duomenų inžinerijos kursą, kuriame susipažinsim su Power Automate, Power platforma, Microsoft įrankiais ir taip toliau. Taigi, prieš pradedant paskatas, ko jums reikės prisijungti prie Microsoft paskyros, kurią mes naudosim viso kurso metu. Taigi, dabar trumpam video noriu parodyti, ką jums reikėtų padaryti prieš kursą, prieš prisijungiantį kursą. Jeigu kartais kažkas nepavyks, nieko baisaus, mes kurso pradžioje visą tai pakartosim ir pereisim kartu. Bet jeigu pasiruošite iš anksto, turėsim daugiau laiko paskaitoms. Taigi, pirmas dalykas, ką jums reikėtų padaryti, jūs jau į savo Gmail paštą gavot elektroninį laišką, kuriame atėjo Microsoft paskyros, jums suteiktos Microsoft paskyros nuorodą. Pasidalinsiu ekranu ir pamatysit, kaip jinai atrodo. Taigi, pas jūs į paštą. Vat, gerai. Pas jūs į paštą atėjo, minutėlę, kad būtų patogiau. Pas jūs į Gmail paštą turėjo ateiti toks mailas, kuriame yra jums priskirtas domenas, jums priskirtas pašto adresas. Greičiausiai bus irgi vardas ir pavardės raidė, pavardės raidė, @dataera.academy ir duotas laikinas slaptažodis. Ką jums reikėtų padaryti? Jums reikėtų su šituo akauntu prisijungti prie Microsoft paskyros ir užsiregistruoti Power Apps Developer Plan platformoje. Visą tai parodysiu, kaip tai reikia padaryti. Paspaudžiat Sign in to Office 365. Čia atsiranda prisijungimas ir jums suteiktas slaptažodis. Tai tą slaptažodį nusikopijuokit iš pašto ir prisijunkit su šituo slaptažodžiu. Sign in. Taip. Tik prisijungus, jums reikės atsinaujinti slaptažodį ir susikurti savo norimą slaptažodį. Jis gali būti bet koks, svarbu jį prisiminti viso kurso metu, geriausia būtų kažkur netgi užsirašyti. Tai aš susikuriu savo slaptažodį. Gerai. Bet kada jį galėsim pakeisti, jeigu kartais kas nutiktų, mes galėsim jį atstatyti ir pasikoreguoti. Taip, susikūrus slaptažodį, pirmas dalykas, jisai prašo jūsų susikonfigūruoti dvigubą autentifikavimą, tačiau aš esu įjungęs tokią galimybę, kad jums 14 dienų nereikėtų jo, mes pasimokysim. Tai yra labai svarbi vieta apsaugant savo Microsoft paskyras, mes pasimokysim, kaip vėliau visą tai padaryti naudojant programėlę su dvigubu autentifikavimu, bet pradžiai, kad būtų mažiau painiavos, mes tiesiog paspaudžiam Ask Later ir važiuojam su to, kas yra čia pateikta. Spaudžiam Next. Dar kartelį Ask Later ir sakom Stay in, Yes. Tvarkoje. Tai tokiu būdu mes prisijungiam prie mūsų Microsoft aplinkos. Jums yra suteiktos Microsoft E5 licenzijos, kurios duoda pakankamai daug galimybių. Tai yra, tie galėsim naudotis Power Apps'ais, Power Automate'ais ir panašiais dalykais. Tam, kad apsaugot paskyrą, vienintelio dalyko iki naudojant dvigubą autentifikavimą, mums reikės įsivesti savo telefono numerį. Taip, kad tam, kad pilnai prisijungti prie savo aplinkos, turėsime susivesti savo telefono numerį. Susiraskit Lietuvą ir įsiveskit telefono numerį. Čia taip pat mano telefono numeris, jeigu reikės kartais kažkas nepavyks, galit man pasiskambinti, receive code, paspauskit, kad gauti kodą, arba galit paspausti skambinti. Tai tuo man į telefoną ateis žinutė. Šią jau gavau. Tvarkoje, spaudžiam Next. Ir tokiu būdu mūsų akauntas yra surišamas tuo pačiu su telefono numeriu, tam, kad prisijungti būtų paprasčiau ir būtų saugu. Microsoftas yra labai rūpinasi sauga, taip kad nieks negalėtų prisijungti. Gerai, spaudžiam Done. To užsikraus. Ir čia mes dabar ką padarėm, tik tai susikūrėm savo Microsoft paskyrą, galim pasispausti Yes, kad liktumėm prisijungę, vėliau galėsim visus adresus ir nuorodas išsisaugoti pas save kompiuteryje, kad galėtumėm lengviau pasiekti savo paskyrą.
Čia visą tai galim praleisti, mums tai kol kas nėra aktualu, mes apie tai daug kalbėsimės. Nu, va, jau dabar prisijungiau prie savo Microsoft paskyros, dešiniai kampe galiu visada pasitikrinti, ar ne, kas yra prisijungęs ir matau, kad rolandas.r eta.dtr.academy yra prisijungęs prie Microsoft paskyros. Jeigu kartais turit darbinės paskyras, visą tai reikėtų daryti inkognito režimu, tam, kad jisai nesijungtų prie jūsų darbinės paskyros. Tai, kad prisijungti inkognito režimu, žingsnius, kuriuos mes darėm, reikėtų paspausti dešinį pelės klavišą ir spausti New Incognito Window. Tokiu būdu jūs galit išvengti, kad bus prisijungiama prie jūsų darbinės aplinkos. Taigi, dabar, kai jau prisijungiam prie Microsoft 365, jau turim savo įrankius, viduje, matysit, yra visi mums reikalingi įrankiai, Power Automate, paspaudus ant daugiau appsų, mes čia rasim viską, ko mums reikia. Tai pavyzdžiui, Power BI, Power Pages, Power Appsai, Power Automate ir panašiai. Visą tai, ką mes naudosim savo kurso metu. Gerai, bet dabar tam, kad mes galėtumėm tuo naudotis, tuo pačiu mes susikursim vieną labai patogų dalyką, tai yra Power Apps Developer planą. Prisijungsim prie Power Apps Developer plano, kurį mes naudosim irgi kurso metu. Taigi, kad tą padaryti, susikurkit naują lapą, paspauskit pliusiuką ir susikursim, įeisim į Power Apps Developer planą. Va, į tokį adresą susiveskit ir į jį nuėjus. Šitą planą, Power Apps Developer plan, galėsit naudoti vėliau, ne kursų metu ir savo darbinėje aplinkoje, kadangi tai suteikia galimybę kurti aplikacijas nemokamai. Nes šiuo atveju, kur jūs prisijungėt prieš tai prisijungtos aplinkos, tai yra aplinka, kuri kainuoja pinigus ir organizacijos ne visos turi E5 licenzijas, kurios suteikia daugiau galimybių. Bet šitas Power Apps Developer plan yra nemokamas ir su juo galima darbuotis nemokamai, turint bent vieną Microsoft paskyrą. Kadangi prieš tai jau prisijungėt prie Microsoft paskyros, čia bus daug paprasčiau susikonfigūruoti ir šitą Power Apps Developer planą. Primenu, kad būkit arba inkognito režimu, arba prisijungę prie mūsų šitos aplinkos. Gerai, grįžtu prie Power Apps Developers, spausiu Get Started Free. Ir čia prisijungiant, man reikės susivesti savo paštą, tam, kad galėčiau užregistruoti savo Power Apps Developer planą. Taip, tai bus rolandas.r eta.dtr.academy. Spaudžiu Next. Patikrina, ar toks mailas jau yra. Sako, kad viskas tvarkoja, kad turim tokį mailą, spaudžiam Sign In ir dar kartelį prisijungiu prie savo paskyros. Nu, va, jis jau automatu pagavo mane, ar ne, dėl to, kad buvau jau šitoje aplinkoje prisijungęs anksčiau, gali jums prašyti dar kartą suvesti paštą, gali paprašyti suvesti dar kartą slaptažodį, viską susiveskit ir važiuosim toliau. Get Started, paspaudžiu Get Started, arba prašys suvesti papildomų duomenų ir vėliau šituo developer planu galėsim naudotis nemokamai. Aha, nebereikėjo jokių daugiau duomenų, tai va dabar užkrauna mūsų aplinką. Ir vat nuo čia mes pradėsim, ar ne? Čia mes darbuosimės tiek su Power Appsais, tiek su Power Automate ir panašiai. Va, tie duomenys, kuriuos turėsim susivesti. Tai dabar sako, pasirinkit regioną. Mes regioną pasilikim taip, kad tai būtų United States, telefono numerį galim įsirašyti savo. Aha, tai tokiu būdu mes palikim, kad būtų United States. Tai yra pakankamai svarbu, kadangi mūsų visas Microsoft accountas yra United States, tai yra Jungtinėse Amerikos valstijose, dėl to geriau būtų, kad mes ir paliktumėm šitą regioną čia. Bet telefono numerį rašykit savo. Gerai, tai yra visiškai saugu, niekur tie duomenys nebūna nutekinami, taip kad būkit ramus. Tai va čia yra ta vieta, ta aplinka, nuo kurios mes pradėsim kurso metu ir mes čia darbuosimės tiek Power Appsuose ir visur kitur. Tam, kad pasitikrint, ar tikrai esat geroj vietoj, tai ar susikūrė jums developer planas, galite dešiniai viršui pasižiūrėti, yra tokios aplinkos. Tai va, pasispaudus ant tos aplinkos yra išsiskleidus, matom, kad dabar aš jau turiu keletą aplinkų. Tai viena aplinka yra mano Rolandas R environment, kur yra ta vadinama developer planas.
tai kur yra nemokama ir joje galiu atlikti tam tikrus veiksmus, galiu kurti aplikacijas, aišku, jų dalintis negaliu, ten yra tam tikrų apribojimų, bet kaip kūrėjui iš ties šita aplinka yra puikiai, net ir darbinėse aplinkose jūs galite ją turėti ir bandytis, testuotis, dirbti su programom, kurti programas, automatizuoti jas ir taip toliau. Ir kita aplinka yra antroji aplinka, kur mes turim jau pačios organizacijos aplinką, tai yra pirmas, nuo ko jūs pradėjot, nuo ko prisijungėt. Ir va šitas organizacijos aplinka yra svarbiausia ten, kur jūs jau dirbsit darbuose ir naudosit ir kursit įrankius būtent organizacijoje. Mes naudosim ir vieną, ir kitą, taip kad būtų gerai, kad jas abi turėtumėt. Tai va, tai iš principo tiek, iš tikrųjų tam, kad pasiruošt paskaitoms, jums to pilnai užtenka, to užtenka tiek Power Apps, tiek Power Automate ir visiems kitiems duomenų inžinerijos kurso dalims. Taip kad iki susimatymo paskaitose.